Toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Šį kartą su malonumu papasakosiu apie tai, koks kadaise buvo man tas momentas, kada aš gavau naują 1997 m. Liepos mėnesio žurnalo Genys numerį. O buvo tada jau visai gražus pats vasaros vidurys, mano paties atostogų dienos tuo laiku buvo pilnos uogavimų, žirniavimų ir deginimosi kaitrioje saulėje. Per televizorių ištisai rytais žiūrėdavau net 2 smagius animacinius serialus, vieno pavadinimo jau nebeatmenu, jis berods buvo apie vieną mažą mergaitę su tėvais įstrigusią negyvenamoje saloje, o kitas serialas vadinosi Klevų miestelio istorijos. Dabar kalba bus apie patį Liepos mėnesio Genio numerį, jį tada gavau jau po mėnesio vidurio per patį savo vardadienį. Gerai, jau nebežinau, kaip ten konkrečiai aplinkybės buvo, bet lyg ir laiku iš vakaro tada spaudą pamiršom namo parsinešti, o parsinešėm tik kitos dienos rytą. O tądien buvo ir mano vardadienis. Kadangi į savo vardadienį jau nė už ką nebenorėjau kviesti tuos pačius prieš metus mane apvogusius netikėlius draugelius, nutariau tą dieną atšvęsti drauge tik su savo seneliu ir su Kalaite muse. Pasistatėm tą saulėtą dieną mes kieme prie trobos tokį tarsi staliuką iš taburečių, vaišinome šviežiais alyviniais obuoliais, batono riekėmis su užtepta uogiene ir gėrėme išvirtą kompotą. Geresnės šventės man už šiandien nereikėjo, nes viskas buvo po ranka, ir dovana, naujas Liepos genys ir 2 geriausi mano vaišių kompanionai. Turėjau kuo džiaugtis dėl to naujo numerio, nes jis visas vėl buvo kupinas tikrų įdomybių, nuo nuotraukų su raganaitėmis persirengusiomis mergaitėmis iki įprastų užduočių ir galvosukių esančių pastorėjusiame priede Genio gandas. 1997 m. Liepa.